Šiandien noriu Jums pristatyti vieną populiariausių elektrinių motociklų pasaulyje, tai Sur-Ron Ultra B. Tai šiandien mes pratestuosime, kaip motociklas važiuoja trasoje, kaip važiuoja bekelėje, pakalbėsime apie jo techninės charakteristikas ir sužinosite, kodėl jisai yra vienas populiariausių motociklų. Pirmą pristatysiu jo techninės specifikacijas. Tai 2025 metų HP Ultra modelis turi 21 kW, sveria 85 kg ir šitam motociklui yra pakeistos priekinės šakės bei uždėti didesni 21 ir 18 ratai. Nu ir ką, dabar važiuojam į trasą, pasižiūrėsim apie ką Ultra. Tai va, koks jausmas atsisėdus ant Ultra. Tai yra kaip 1.25 arba 250 kubatūros mocas. Pasukam raktelį ir pasižiūrim, kad turim Eco Drive Sport modus. Dabar esam miško kortų trasoj, tai pradžiai pravažiuosime čia, tada važiuosim į mišką ir enduro užduotis. Tai varom prasilėkti. Nu ir ką, 1, 2, 3, važiuojam. Reikia priprast dar prie stabdžių, be apšilimo rato, bet Ultra labai lengvas įvaldyti greitai motocikliuką. Būtent ant šitos Ultra B girdisi neįprastinis garsas, nes pas ją yra uždėtas chain drive'as. Vietoj diržo yra grandinė, kad nenutrūktų patikimumui. Taip pat pas ją yra patobulinta pakaba ir uždėti didesni ratai. Aš jau pilnai čia nespaudžiu, nedarau leftavimo. Kas dar ant Ultros dedasi, tai yra daug didesnė arba galingesnė baterija, valdiklis, vairai. Galima paruošti pilnai motosportui. Nu ir ką, šiaip važiuoja žiauriai smagiai, galios sočiai, geras dydis geometrijos, ratai super, pakaba, uždėta priekyje Pure Racing, tai šiek tiek geresnė. Gale originalo reikia keisti. Jeigu važiuot motocross'e, sportuot, ratus taip pat. Visa kita yra labai geras setupas ir smagus daiktas. Čia yra vidutinio dydžio motociklas, palyginus tarp Starko, kuris sveria 115 kg, Ultra B sveria 85 kg, o lengva klasiai ultralaitai 60-50 kg. Tai tokį skirtumą. Artimiausias konkurentas Ultrai yra Talaria Komodo. 32 kW, geresnė pakaba, geresnė kaina. Bet šitas taip pat yra ypatingai geras. Tai pravažiavus enduro segmentą tokios pastabos. Galima palikti ir originalius ratus 19-18, bet 21 ratas neoriginalus yra geresnis smėlyje, jis tiesiog išvažiuoja. Antras dalykas – pakaba. Pakankamai gera pakaba važiuot, šokinėt, bet jeigu nori tikrai stiprių motokrosinių šuolių, dedi Series pakabą ar panašiai. Tuomet visai kitas daiktas. Apskritai motociklas super, lengvas, fainas, tiek paendūrint, tiek mieste, tiek ant vienkės super daiktas, mes iš savo pusės garantuojam, rekomenduojam.